Sveiki, šiandien sveikinamės iš Kretingos rajono, kur apžvelgsime vasarinių kviečių ir žirnių pasėlį, kokie darbai yra atlikti iki šiol ir kokie darbai laukia artimiausioje ateityje. Esame vasarinių kviečių pasėlyje, kuris pagal išsivystymą yra pasiekęs 2-3 lapelių tarpsnį. Vasariniai kviečiai yra trumpos vegetacijos augalai, tad pagrindinį makro tręšimą azotinėmis trąšomis reikia atlikti būtent dabar. Ar tai būtų amonio salietra, ar tai būtų skystosios trąšos KAS32. Šiame lauke azotinės trąšos išlaistytos iš karto po sėjos, o fosforas ir kalis įterptas lokaliai sėjos metu. Artimiausi darbai vasarinių kviečių krūmijimosi laikotarpiu yra augimo reguliavimas ir tręšimas per lapus. Agrochema šiam purškimui rekomenduoja augimo reguliatorius Sikosel arba Stabilan 1 litras hektarui kartu su fosforo ir kalio trąšomis PK3010, 1 litras hektarui mišinyje su pagrindiniais mikroelementais migliniams javams, tai cinku, manganu ir variu Cereals 0,5 litro hektarui arba naujiena Mikro Plus javams 1 litras hektarui, kuris savo sudėtyje turi papildomai sieros ir aminų rūgščių. Sekantis darbas po augimo reguliatoriaus panaudojimo yra herbicido ir fungicido naudojimas. Šiais metais vasarinių kviečių pasėliuose rekomenduojame herbicidą Husar Active Plus. Atnaujinta registracija ir norma 0,75 litro hektarui leis jums sukontroliuoti tiek dviskiltės, tiek vienaskiltės piktžolės vasarinių kviečių pasėliuose. Kartu su herbicidais rekomenduojame naudoti ir fungicidus. Tam puikiai tinka fungicidas Input 0,8 litro hektarui arba BAS fungicidinis rinkinys Prexor Power Pack skirtas 10 hektarų plotui. Šiais metais vasarinio augalų sėja dėl permainingų orų nebuvo pati palankiausia. Gausūs krituliai ir net vietomis iškritęs sniegas sutrukdė atlikti sėjos darbus laiku, o pasėti augalai dėl įmirkosios ir atšalusios dirvos dygo labai sunkiai. Šiuo metu esame žirnių pasėlyje, kuris iš karto po sėjos buvo nupurkštas dirviniu herbicidų Phoenix 3 litrai hektarui, o žirniams pasiekus 2-3 lapelių buvo išpurkštas insekticidas Decismega, pastebėjus gausų citonų plitimą. Citonai yra labai žalingi kenkėjai tiek žirnių, tiek pupų pasėliuose, nes jie žaloja ne tik augalo antžeminę dalį, bet ir šaknų zonoje besiformuojančias gumbelinės bakterijas. Agrochema rekomenduoja rinktis mikroelementinę trąšą Bor Plus, kuri savo sudėtyje be boro taip pat turi ir molibdeno. Tad atliekant insekticidinį purškimą Decismega ar kitais insekticidais, rekomenduojame prisidėti Bor Plus nuo 1 iki 1,5 litro hektarui. Taip pat rekomenduojame įsivertinti ir darbinio tirpalo pH, bei esant poreikiui jį pasirūgštinti, siekiant efektyviausio insekticidų veikimo. Atlikus insekticidinį purškimą rekomenduojame įsivertinti ir lauko piktžolėtumą. Jeigu nebuvo naudojamas dirvinis herbicidas, rekomenduojame rinktis herbicidą Korum kartu su paviršiaus aktyvia medžiaga DASH, kuris efektyviai sukontroliuos tiek dviskiltės piktžolės, tiek kai kurias vienaskiltės piktžolės žirnių ir pupų pasėliuose. Esant poreikiui ir pastebėjus gausų kenkėjų plitimą kartu su šiuo herbicidu, galite panaudoti ir insekticidą Ciperkill 50 ml hektarui. Iki šio laikotarpio rekomenduojame išpurkšti pagrindinius mikro ir makroelementus augaluose. Tam puikiai tinka mikroelementinės trąšos Stimulus nuo 1 iki 1,5 litro hektarui, taip pat mikroelementinių trąšų kompleksas Rapeseed nuo 0,5 iki 1 litro hektarui, na ir naujiena organinė mikroelementinė trąša Immuno 1 litras hektarui. Ačiū, kad žiūrėjote. Visus šiame epizode paminėtus produktus galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje e-agrochema.lt arba kreiptis į Agrochema regiono konsultantus. Taip pat birželio 4 dieną visus maloniai kviečiu į Agrochema organizuojamą klientų dieną, kuri vyks Raseinių rajone Viduklės agrocentre. Iki susitikimo ten.